Labą, šiandien aš noriu su jumis pasidalinti vienu tokiu rašteliu, kuris, manau, tinka ir kardiganams, ir šalikams, ir netgi vaikiškiams pledukams, bet labiausiai, mano nuomonė, jisai tinkamas būtų visiškai palaidiniai, nes yra praktiškai visas kiauraraščio pagrindu. Mums reikės, raštas yra taip, mums reikia, jeigu mezgam nepaliai 2 kraštinės ir dar 2 kraštinės, ir pats raštas yra 3 akis. Viena iš tikrųjų kraštinė yra tiesiog išlyginamoji akis. Tai ir pradedam. Pirmoji eilė būtų tiesiog 2 išmezgam, tada kabinam 3 kilpelę ir perkeliam per 2. Taip. Perkeliam per 2, užmetimas ir vėl išmegzta akis. Dar kartelį. Perkeliam per 2. Išmezgam. Užmetimas. Išmezgam. Vėl perkeliam per 2. Išmezgam. Užmetimas. Išmezgam. Dar kartelį per 2. Pas man yra čia 6 motyvai. Šiaip raštas susideda iš 4 eilių. Tai yra 2 gersios, 2 blogosios, blogoji pusė. Taip, dar kartelį. Paskutinis motyvas. Štai. Taip, nepamirštam užmetimą. Vėl išmezgam ir 2 paskutinės kilpelės. Štai eilė mano baigta. Judam toliau. Dabar tiesiog atgal, išvirkščioji blogoji pusė, tai tiesiog viską išvirkščiom kilpelėm ir numezgam. Nepaleidžiam užmetimų, nes man jau buvo, kad paleidau. Taip, tada teko ieškoti. Jau žinau, ką šitų raštų pati mėgsiu. Prisiminiau, kad turiu labai gražių vasarinių siūlų. Ir manau bus tobula palaidinė. Vieną buvau nusimezgus. Tiksliau, man jinai nepatiko, aš ją išardžiau ir dabar guli kamuoliai. Vis svarstau, ką mėgsti. Tai manau, šis raštas bus kuo puikiausias. Dabar, kai mėgsime, tai jau bus 1, 2, 3, 2, dar 1 kraštinė. Tada imam 3 ir perkeliam. Nepamirštam užmetimų. Dar kartelį 3. Ir perkeliam. Užmetimą nepamirštam. Dar kartelį. Pagal viską dabar turėtų būti mažiau motyvų, nors ne mažiau. Tiesiog gale liks ne 2, o 1 kilpelė. Štai. Štai taip, grįžtam atgal. Gal turbūt paprasčiausia, viena išvirkščios akys, nieko skaičiuoti nereikia. Štai taip. Ir vėl toliau keliaujam. Vėl 2 išmezgam. Dabar jau 2. Ir vėl per 2 3 perkeliam, nepamirštam užmetimo. Vėl per 2 3 perkeliam, nepamirštam užmetimo. Dar kartelį. Perkeliam. Taip, taip, taip. Būtinai nepamirškit užmetimo, nes po to bus problematiška. Tai štai paskutinis motyvas, 2 kraštinės,
Judam toliau atgal. Taip, čia mano stovelis toks truputėlį drebantis. Čia jau būtų jau 3 kartą kartojamas motyvas, sakyčiau, gana greitai, lengvai mezgasi. Tai tikrai šalis, kardiganas tikrai puikiai tinka. Manau, netgi moherio koks kardiganas lengvutis. Taip pat ir vasarinė palaidinė. Būtinai, jeigu nusimegsiu, o aš ją nusimegsiu tą palaidinę, būtinai kelsiu savo Instagram kanale, tai kviečiu paspausti, susirasti mane Instagrame, jeigu jums įdomu yra, ką aš darau. Ir tiesiog pasiekti, kada ta palaidinė atsiras. Nes šiuo metu dar vienas darbas yra užbaiginėjimas ir dar vienas turi būti darbas užbaigtas, kurie atsidurs taip pat Instagram profilyje bus įkelti. Tikrai kviečiu užsukti pasižiūrėti. Ir jau tada imsiuos vasarinės palaidinės, nes tikrai siūlai labai gražus, o tiesiog guli nesunaudoti, tai norisi kažkaip greičiau, fainiau, tai vat, tai jau imsiuos viso to. Tai tikrai kviečiu pasiekti mane Instagram puslapyje. Štai, toks gaunasi, sakyčiau, kiauraraštinis raštelis, bet matosi, kuo puikiausiai visos skilutės. Visai gražus toksai raštas, man jis visai patinka. Kaip ir sakiau, vasarinė palaidinė bus tobula. Kaip ir dar kartą pasikartosiu, tai jeigu įdomu, kaip jinai atrodys pas mane ir kokia jinai bus, tai kviečiu užsukti, prenumeruoti mano Instagram kanalą ir sulaukti, kadagi aš ją numegsiu. Na, žinant, mano tempas turbūt nebus labai greitai, bet tikiuosi vasarai aš ją turėsiu. O jums tikrai linkiu gražių mezginių, daug mezginių, nes mezgimas yra nuostabus dalykas, kuris iš tikrųjų lavina mūsų ir motoriką, aktyvina ir mūsų smegenis veikti ir šiaip raminančiai veikia. Tai vat, kuo geresnių, ramesnių jums vakarų ir daug mezginių. Linkiu kuo nuoširdžiausiai. Iki, jūsų Rasa.